Sveiki visi. Štai, Kasiulį, kad neperpūstų vėjas, skarelę užsidėjo, viską apsirengėm šiltai, varom su jūra atsisveikinti. Šiandien toks, čia ir šlapdribos biškiuka buvo, ir vėjas, ir bangos 3000. Ir Kasiulį jau buvo iš tikrųjų biškį pasivalkio, tai biškį sulijus, yra tingi dabar eiti. Bet aš vis tiek sakau, Kasiulį, einam, nu juk nepakartosiu tos dienos, einam, kiek čia gali šiltai gulėti, eikim, eikim dar biskį. O! Oi, mažutė, ne! Striukė net visas įsisuko. O, Jezu, mažutė. Kaip tu čia dabar yra? Mažutė, nenusinešk. Zoiki, mažutė, pagavai. Nu, žiūrėk, kai tau striukė, visa sulijusi. Mažutė, Zoiki pagavo. Varom. Oho. Wow. Smagu. Vakar tas toksai 3000-inis vakaras buvo, saulė, matėt, kaip gražu, kaip viskas buvo faina, Kasiulį. Ar visur. Važiuok, Kasiulį, važiuok. Tai va, dabar atsisveikinam su jūra, varom į Ventspilį, o Ventspilį, ką darysim? Nežinau, kažką nusipirksim, valgyti, gal dar biškiuką vandens. Kasiulį labai visokių saldapirskių nori, maždaug šiandien davėm valgyti, jai viskas neskanu, tokie labai išsipėstyjusi kažkokia pasidarė, juokinga kaliukė. Tai va, tai pasidžiaugiam, atsveikinam su jūra, bangos arklinės. Šiaip čia yra vienas geriausių, smagiausių poilsių, kokius galima įsivaizduoti, nes jeigu va tokie orai apsiniaukia ir dargana, tai atrodo neįmanoma namuose prisiversti kažką daryti lauke, nes žiauriai per šalta. Ir galvoji, paskui save kaltini, kad nieko nepasidirbai lauke. Nu, žinot, tie, kas kaimiečiai yra, tai supras, kas miestiečiai nesupras, jūs ten jokių darbų neturite lauke. Jums tik tai miestiečiams galvot, kan veikti. Neturiu kan veikti. O kaimiečiai žino, kaip gali nebūt kan veikti. Eik tu savo, kaip fainai. Kasiulė! Varau! Tai! Kasiulė, mažutė. Aš tai paimsiu tavo tą žysliuką, nepasilik, tik tai nepasilik tu savo žysliuką. Nepasilik. Tu negali greičiau bėgti. Lengvas ir stiprus ryšys su dieviškumo šaltiniu. Jam, Dievui priskiriami žodžiai. Pažink mane tyloje. Pažink mane teisingą, pakilų, nemirtingą. Ir tu toks esi. Toks perkeičia mirtį į gyvenimą. Įžengti į naują gyvenimą trukdo tik mūsų ego. Važiavom vėl 3000 keliais visur, kol radom, kur išvažiuoti, bet radom išvažiuoti, pasisekė. O dabar turim 2 šiukšlių maišus prisikaupę ir dabar sustojom, bandysim įmesti. Vienas bandymas Pepei, vienas bandymas Vaižgantui, pažiūrim, kuriam geriau seksis. Vaižgantas užsimoja ir dabar jisai mes. Babutę mesti čia. Palauk. Jo? Aha. Jėga! Eik tu savo. Gerai, dabar aš. Aš turiu labai gerai įstaisyti. Tu kažkaip kreivai metei. Kai motina mane nešiojo, Vytas Fečeris pasakė,
Bet aš gimiau normaliai ir užrėkiau. Aš gyvas, mama, ir gerai atrodau. Šiandien taip truputį ilgiau važiavom, nes tikėjom, kad taip susivėlinsim. Tai dabar atvykom į tą vietą, kur buvom jaunystėj ir atmynėm su dviračiais ir radom ir galvom, kad čia nelegaliai mes miegojom. Galvom, kokia nuostabi vieta. O čia iš tikrųjų yra visoje Estijoje bele kiek tokių vietų, kur padaryta ir tu gali nemokamai turistauti. Tai tokios laužavietės, kur viską gali kepti stole, tai priėjimai, nu žodžiu, kurią nori vietą tokį ir išsirinkti. Taip nesveika, atsimenu, čia buvo, žiūrėk, vienas jau vyras su kemperiu. Mes irgi su savo kemperiu. Kaip nesveika. Pamenu, čia atvarėm taip stemstant ir taip labai labai faina buvo, saulė leidosi. Ir paskui ryte ant jūros kranto užrašėm didelėm raidėm Kasiulė. O mes dabar Kasiulę atsivežėm geras. Biškiuką šalta, bet nebaisiai. Vau, čia yra 3000 Kasiulė. Einam, pažiūrėsim. Eina savo. Aš dar turiu čia nuotrauką tokią, jeigu rasiu, tai aš jum pridėsiu tą nuotrauką. Sėdėjau kaip undinė ant to akmens, o čia užrašėm didelėm raidėm Kasiulė, bet ne Vilčakytė, tiesiog Kasiulė. Kasiulė, negaliu patikėti, kad mes tave čia atsivežėm, negaliu patikėti, mažutė, kad tu čia esi. Wow. Čia užlipi viskis. Mažutė, nelipki vandenuką, juk ar proto neturit visai. Visai mažutė proto neturit, taigi sušlapsi kojelės, o paskui visi šlapiai miegosim. Labai fainai. Nu gerai, tu užlipsi, aš užlipsiu, o Kasiulė verks. Kasiulė, žinokit, jis verks. Nu gerai, aš tad greitai, kai nuslūgau. Kasiulė, neverk. Džentelmenas. Oi, čia labai aukšta. Maždaug, kokytis. Mes pusdurniai esam, kad taip šunį kankinam. Juk kokytis pašausiu. Maždaug, Ai, nebūt Kasiulė, turim lipti. Kasiulė, prašau, maldauju, sušlapu jau kokytis. Eik, tėvas, esi prastas. Visiškai. Aš tai dar mama būčiau gera, bet tu tai tėvas tai prastas, žiūrėk, ką padarai. Jau Kasiulė. Jūs nežinot, kas šiandien buvo. Blembar, aš šiandien nukrisiu. Jūs nežinot, kas šiandien buvo. Mes ryte tenai pafilmavom tą, biškai, ko turiu palaukti, kol nuslinks. Kol ryte iš ryto pafilmavom, ten žodžiu, viską ir tas nuėjo į tą kalną, kur Kasiulei sunku užlipti į tą kopą arklinę 3000. Kasiulę užnešė tenai. Aš laukiau, viskas linko, laukiau. Ar mane ateis kas užnešti, ranką paduos. Paskui po bele kiek laiko atėjo nuo kalno pažiūrėti, kaip aš lipu. O aš tikėjausi, kad mane užneš irgi. Ne, viskas Vilčakytei, visa meilė, visas dėmesys Vilčakytei. Tiesiog neįmanoma. Labai fainai čia. Pažiūrėkit, čia gal biškai yra per tamsu, tai gal tada rytoj pafilmuosim. Tai mes esam labai laimingi. Dar žadėjom čia nevaryt, nenakvot. Galvai, rytoj iš ryto gal kirsim. Bet fainai. Ir paskui pasidarė toksai gražesnis oras. Labai buvo toksai šiandien vėjuota, apsiniaukus. Ir taip važiavom ant vakarą. Saulutė, tik. Bet tingėjau filmuot, nefilmavau. Buvo labai geras oras. Dabar įsikursim savo kempę. Ką, gerai nefilmuot, ten baisus šiukšlynas jau nereik. Labas rytas. Einu pažiūrėti, ką Vaižgantas gamina valgyti. Kasiulė, girdėjau čia laikraščiai rašė, kad pametėt savo žaislą čia kažkur atsivežusi. Ar tai gali būti tiesa, mažutė? Ar gali būti tiesa, kad pametėt ir nerandat? Na, kas valgyti bus tinginiams? O, arbata, žolelė. Kas dar? Kepinti svogūnai su morkomis bus. Avinžirniai.
nuspręsti, ar ryžiai, ar dar kažkas. Ryžiai. Aš atsinešiu smilkaliuką, pasidegsim. Čia žiūrėkit, tai faini yra. Va taip va gali kepti ir nekepti, kažką daryti. Kur čia tas vadas? Kasiulė, tai kur pametėt? Nu, sakykit, kur pametėt? Nu. Sakykit, kur pametėt? Jūs nežinot, kaip čia yra smagu. Tas dega, sriuba, nu čia yra sriuba košė, yra išvirusi, pasikeitė planas šiek tiek, tai jūs neįsivaizduojat, kaip skanu. Čia yra avinžirniai, truputį bulvių, truputį morkų, labai toksai šviežias kopūstas, toks tofu, mielės, svogūnai, tai yra mielių dribsniai, svogūnai ir grietinėlė avižų. Nu čia yra belė kaip skanu. Aišku, prieskoniai tai karis ir rūkyta paprika ir man atrodo jau viską susakiau. Ir kadangi viskas virė lauže, tai toksai baisiai skanus skonis, tai reikėjo nufilmuoti, nes galvomai surysim, net nenufilmuosim kaip skanu. Tai va, ir norėjau parodyti, kaip čia puikiai įsitaisėm. Kasiulį pametė žaislą, dabar liko antras žaislas. Bet teritorija čia yra, nu, kur Kasiulį galėjo pamesti žaislą, galėjo prie jūros ten toli pamesti, galėjo ten kažkur. Nu, bet gali būti, kad mes praradom vieną žaislą, bet yra štai šitas ir Kasiulė yra labai laiminga, ne tik tai mes esam laimingi, bet ir Kasiulė ir nusprendėm, kad dar pasiriksim šiandien ir galimai dar rytoj, tikriausiai, nes čia labai faina būti. Tai va, žinom, kad namuose lyja, šalta ir baisu, o čia paukščiukai čiulba, vėjas išvis, jokio vėjo nėra, vakar išvis jokio vėjo nebuvo, dabar irgi nėra vėjo. Kaip smagu, kad pabėgom nuo to blogo oro, kaip smagu. Visada, kai susiplanuoji, tai tu ir pabėgi nuo to blogo oro ir tada viskas tau būna labai gerai. Svarbiausia tik tai nepatingėti, nenusivilti, o tiesiog išvažiuoti, kai tik tai yra galimybė. Nu, dar yra kavos pasidarėm. Dėl kavos tai turiu pasakyti, kad mėtinė kava nieko gero, nes Vaižgantas žolelės nenorėjo išmesti. Ten buvo žalia arbata su mėtomis ir mes čia nuolatos šildomės ir geriam. Tos labai skanu, yra labai daug arbatos gerti. Mes kažkaip vandens nelabai, bet labai daug arbatos geriam. Ir žodžiu, Vaižgantas sako, tai dzin, dar geriau bus ta mėtinė, tas mėtinis vanduo, nu tas visas arbatinis, užpylė kavą. Nu, žinokit, bandykit įsivaizduoti. Kvapas mėtų, kažkokios, Kasiulė draskosi. Ir kava, nu, nelabai dera, bet aišku, išgersim, negi išmesi. Bet antrą kartą tai nerekomenduočiau. Tai va, tai dabar einam valgyti. Man atrodo, vlogai nebus labai įspūdingi, nes tiesiog labai maloniai leidžiam laiką. Koks džiaugsmas, kad pabėgom nuo to oro blogo į gerą orą. Ir žiūrėkit. Vis reikia nepamiršti, ar mūsų draugė Širšė keliauja su mumis, nes baisiausia yra, jeigu jie sugalvos išskristi, pavyzdžiui, savo reikalais ir mes ją paliksim neapsižiūrėję. Arba jeigu išskris keliom valandom ir mums reikės laukti. Tai va. Krabeliukai kokie jau numirė. Jau jie numirė yra. Bet aš ne tą norėjau parodyti, mes šiandien buvom, negalėjom patikėti. Tvarykit, parodysiu, dabar nesvarbu, kur eisim, nesvarbu, va, galime išsirinkti bet kurią vietą, nu gerai, šitą, tarkim, vietą. Ir čia bus milijonas, labai atsargiai operatorius, milijonas čia bus boružėlių. Čia jos aš nesuprantu, ar prisidaugino, ar kas, nu gerai, čia ne milijonas, čia 3 boružėlis, tenai kelios boružėlis. Ir tada varom ten toliau, lyg čia visur boružėlis. Ir reikia labai atsargiai eiti, į ten į tą pusę persikeli. Ir pilna boružėlių. Kas čia per boružėlių krušimosi vieta? Aš nesu tiek mačiusi vienoje vietoje. Nu, esu mačiusi ant kokio stiebo, bet jos dar tokios biški prisiblaususios. Matosi, va tenai jūs nematot, bet varom, tarkim, va čia, biški greičiau, gal rasim Kasiulį prašyko kažkur čia žaislą šiandien. Va, pala boružėlį, aš noriu daug surasti vienoje vietoje. Čia. Nu, blemp. Kai reikia parodyti, tai nėra, o buvo milijonas. Gal jos iš ryto tik tai būna. Nu va čia, žiūrėkit, va, atsargiai neužlip. Nu va čia kelios, tarkim, va ten kelios. Labai gražios boružėlis. Ir
Ir jos matyti iš ryto, čia kai buvom daugiau, o jos dabar jau pradėjo nuo saulės šilti ir skraidyti. Tai nemelavau, žodžiu, buvo 1 milijonas, dabar liko gal tik 3000. Tai labai faina. Kur Vilčakytė? Ai va. Žinokit, kaip smagu yra su Vilčakytė, kad mes atvažiavom. Kaip šilta, vau. Kaip smagu su Vilčakytė, kad atvažiavom, tai 3000. Žiauriai. Negaliu patikėti, čia yra geriausias metų sprendimas, jaučiu, ką. Šių metų geriausias sprendimas yra atvažiuoti su Vilčakytė čia. Kaip jum, operatoriau? Jo, man irgi taip atrodo. Boržėlis ir čia. Kasulio praknesai, možete prakneselėsi. Prakneso jinai žaisliuką ir jau viskas, jau palaidotas amen. Ata. Gal dar kur rasi, bet turbūt, kad jau ne. Žinau, kas kur didesnis gabaliukas į nemėgsta. Darom morkyčių. Dar nėra. Bus tiekimas. Kai santykiai su kažkuo tampa sunkus, nepamirškime 2 dalykų, kurių niekas mūsų nemokė. Gal net užsirašykime ant kokių lapelių ir vietų, kad jokių būdų nepamirštume. Pirma, niekada nėra problema kitas žmogus. Rūpesčių sukelia mano matymas to kito. Mano matymas ir sukuria ir išaugina man problemą. Antra, ne tai, ką kiti sako ar daro, sukelia man negerų jausmų, bet tai, ką aš darau su tuo, ką jie sako ar daro. O tai iš kur susidėgėti reikėtų? Nu, duok parodysiu. Ai, čia reikėjo užšokti, čia labai aukštai yra, aš vos pasiekiu, čia nėra iš kur. Tu sulaužysi! Jūs per sunkus šitai žaidimui šitam. Nu, gerai, duok. Tai tiesiai tada. Kad į medį gali pataikyti, bet į medį gali pataikyti jaučiu. Tarsi, ne, visu čia. Gali iš tikrųjų medį su galva atsitrenkti. Nes iškart sukies ratu. O, šitai fainiai gal. Kaip žuvis. Kaip žuvelė. Kasulė, nu dabar tu. Ar norėsi? Kasulė, gali pabandyti? Nu duok dar vieną kartą, aš noriu tada normaliai, tiesiai. Taip gal ir smagu. Labai smagu. Dedis toliau. Pasupk. Palauk. Tu mane taip įsupėmės, bet į medį nepataikė. Sau, gerai nereikiau. Tikrai labai smagu. Auč. Žinot ką? Jūs, jeigu norit irgi tai patirti, tai čia nieko ypatingo nėra, tai reikia atvažiuoti į Estiją. Ir Estijoje yra pilna, 99% nemokamų tokių vietų, kur yra štai tokia programėlė, galite atsisiųsti.
ir ten yra jos visos sužymėtos, tai ten yra ir namelių, ir visko, bet nameliai gali būti mokami, kiek skaičiau, bet va tokios laužavietės tai nemokamas. Atvarai su mašina, ar su dviračiu, ar su motoroleriu, išsirenki savo vietą ir praleidi visą dieną. Ir ko tau labiausiai reikia turistaujant, tai tiesiog reikia, kad būtų tualetas. O tualetai yra tai 5 žvaigždučių klozetai beveik, su tualetiniu popieriu. Tokie labai arkliniai namukai. Jie kas biški sustatyti, tai labai rekomenduoju, jeigu norit pigiai paturistauti ir tiesiog ramiai pabūti. Tai čia paukštukai ir čia, va, tarkim, yra kelios tokios vietos, tada namelis, ten maždaug, tada kažkokiai teritorijai tūlikas, tada įėjimas prie jūros, tada vėl varai toliau ir vėl namelis, ir vėl tie tokie dalykai, ir tada vėl įėjimas prie jūros. Nu, Kasiulį bauda. Bauda, mažutė, gausi baudą, tai žinai, kad bauda bus 3000, jeigu vartysi. Einam pabandyti surasti tą žaislą, gal yra įmanoma, nes jau Kasiulį tikrai prašykus yra. Tikrai, tiek laiko mažutė mylėjo tą žaislą, tiek laiko puoselėjo ir prašyko. Prašykimas buvo. Gerai, varom paieško. Aš galvoju, kad gal ten būtų. Ten dar labai ieško, mūsų nusivedai. Mes ten turim dar kaimynus vienus. Tai turi tokį didelį kemperį prisikabinę prie mašinos stabdo. Visą autobusą. Visa šeima gali atostogauti, ne tik tai su Kasiuliu. Aišku, Kasiuliu įmonė mažai vietos, bet ne taip ir daug. Apie kvadratą užimam mažai. Va, kai taip smulkiai supjaustai, kaip skanu Kasiuliai. Tiesiog, kai kai ryte ryja. Taip, kas labai pergyvenot, tai Kasiulį rado abu pamestus žaislus, ir vieną, ir kitą. Vienas buvo prie jūros, kitas čia kažkur buvo. Ir tai nebepergyvenkit, mažutė, parvažiuos normaliai. Nors mes pagalvom, kad Kasiulį nubudo po šitos kelionės ir jie atsisakė visiškai visų materialių dalykų. Ir jai nereikėjo žaislų ir visokio, ir buvo išmėdžius ir tiesiog jai nereikalingi. Bet pasirodo, dar nenubudo, dar daiktai reikalingi. Aš žinau, jūs erzinsiu. Žinau. Nu, važiuokit, saulė. Leisis. Jūs dabar nematysit, bet bus saulėlydis 21 val. 30 minučių 3000 gražus. Ir mes varysim pažiūrėti. Na, ir va, čirviniai blynai. Va, dabar įkaitinom kokoso aliejaus belekiek ir bandysim išsikepti. Labai nuodėmingų, labai nuodėmingų blynų. Nežinau, kas čia bus, prisvils, neprisvils, nežinau, bet bus labai nuodėmingi blynai. Saulė. Saulė sako, kad labai gerai darot. Oh my gosh. Išgraužė visas akis. Abi yra akis. O papa. Va. Tai va. Štai. Ne, Vaižgantą norėjau filmuoti, norėjau Saulę nufilmuoti. Va. Kasiulis žaislis, va, šitą radom, meskim. Dar labai gražų kadrą padarom, numeskim per Kasiulį, kad tie saldatvirskiai sakytų, o, kaip gražu. Kaip pykti ir liūdėti, todėl lengvai pradedame tai mėgdžioti. Bet stresas, baimės, pykčio, nevilties emocijos yra tiesiog žinia, kad būtina keistis, nes praradome pusiausvyrą. Ir ne pasauliui ar kitiems būtina keistis, bet mums patiems. Keisti reikia ne kažką apčiuopiamo, bet pirmiausia įsitikinimą, kad dėl mano streso atsakingi kiti žmonės. Žinokime, kad tame, kuris negali priimti, susitaikyti, kaltina kitus, yra įsikūręs ego. O tada jis reaguoja visaip, priklausomai nuo įpročių. Pyksta, keršija ar pasislepia ir net leidžia. Taigi padaro mus priklausomus. Kur čia gėris ar bent apsauga? Tik didžiulė iliuzija, kad pavyzdžiui pyktis, ištikimas ego palydovas, gali mus kažkiek apsaugoti. Įdomu, kad surastume visokių argumentų šiai iliuzijai pagrįsti ir net patikėtume, jog būtent pyktis padėjo.
Yes. Dėkingumą labai anksti intuityviai paverčiau savo gyvenimo dalimi. Ieškokime slaptų motyvų arba visiems patinka detektyvai. Odininkas mūsų valia. Viljamas Šekspyras. Susidaro įspūdis, kad daugybė žmonių rūkydami, valgydami nesveiką maistą ir nesportuodami patys atsidėję darko nuostabų savo kūną. Dauguma jų nežino užslėptų veiksnių, susargdinančių juos. Pavyzdžiui, kai dirbu su nutukusiais žmonėmis, jų elgsena visada išduoda pasąmoninius motyvus. Tai gali būti šimtai dalykų. Vienai mano klientai valgymas tapo meilės ritualu. Mat vaikystėje jis sėdėdavo tėčiui ant kelių ir jis ją maitindavo. Tai buvo vienintelės akimirkos, kai ji jausdavo tėčio meilę. Pati to nesuprasdama, ji valgymą susiejo su tėčio meilė, todėl ir negalėdavo liautis valgysi. Pritaikius Demartinio metodą ir atsikračius emocinės naštos, ji pradėjo lieknėti. Kita mano klientė kadaise buvo labai liekna ir patraukli, tačiau turėjo labai užimtą ir nepakankamai dėmesio skiriantį vyrą. Taigi dėmesio ji sulaukė iš kito vyriškio, su kuriuo užmezgė romaną. Kai vos per plauką neįkliuvo, moteris ėmė labai gailėti savo elgesio. Iškart nusikirpo plaukus ir priaugo daug svorio. Iš esmės, taip ji pasirūpino, kad nebebūtų tokia patraukli, nes nebuvo tikra, ar pajėgs būdama kitų vyrų draugijoje atsispirti, o statyti į pavojų savo šeimos ir saugumo nebenorėjo. Majamyje turėjau stambę klientę, kuri nekentė savo kūno ir manė, kad sveria maždaug 13-18 kg per daug. Antsvorio problemos paprastai susijusios su slaptais motyvais, todėl jos paklausiau. Kuo jums antsvoris naudingas? Iš pradžių toks mano klausimas ją kiek šokiravo, tačiau pamažu ji pradėjo suprasti tam tikras priežastis, kurių anksčiau nesuvokė. Štai ką išsiaiškiname. Ji buvo advokatė. Pradėjusi karjerą, moteris buvo liekna ir patraukli. Tačiau dauguma jos klientų buvo vyrai, o jų žmonoms jos grožis kėlė grėsmę. Todėl pasistengdavo, kad jų sutuoktiniai nebeturėtų su ja jokių reikalų. Ir čia įvyko lūžis. Ta akimirka jis suprato, kad antsvoris, akiniai ir kitkas tebuvo pasąmoninis troškimas atrodyti netokiai patraukliai ar grėsmingai ir taip išsaugoti savo verslą. Kai atkreipiau moters dėmesį į šias subtilias detalės, jis suprato, kad svorio priaugo nebe priežasties. Papildomi kilogramai jai padėjo aprūpinti šeimą, sėkmingai dirbti ir panašiai. Ji pamatė daug priežasčių dėkoti už savo antsvorį. Išsiaiškinę, kaip svoris jai pasitarnavo, radome alternatyvų padedančių išlaikyti patrauklias kūno formas, nekenkiant savo. Jai pavyko sulieknėti. Priežastis glūdėjo jos galvoje. Atsiprašau, Kasiulė. Jau gali filmuoti, kaip Kasiulė panardė. Baigėsi įdėlė. Visiškai įdėlė pasibaigė. Nu nepagalvojau. Nemaniau, kad ners. Aš visiškai nemaniau, kad Kasiulė ners. Nu, jie yra beprotė. Tai galiu pasakyti. Kasiulė yra beprotė, išsimaudė, šalta. Ir tai va toks vlogas. Labanakt Saudapirskiai ir susitiksim Maksimoj ir iki kitų kartų.